graži mergina. Olele seksikola 1,5 litro butelyje. Mes jaučiamės puikiai, nuostabiai. Mama iš tikrųjų dar nematė, aš jai dar tik taip aš susiūsiu tą kalendorių, bet jinai labai laukia, nesulaukia, kaip nori jį pamatyti. O iš tikrųjų kiti artimieji, kurie matė, tikrai buvo labai nustebę. Tikrai labai graži fotosesija, tokia ryški, tokia rožinė, mėlyna, žalia, labai gražu. Kaip tu, Sandra, jautiesi? Jaučiuosi labai gerai. Vakaro žinių kalendorius buvo mano labai didelis siekis. Ir aš iš tikrųjų labai laiminga jaučiuosi, todėl kad aš šiandien esu čia ir galiu džiaugtis tuo, kad aš papuošiau šių metų vakaro žinių kalendorių. Tai yra labai smagu. Tai dėmesys kiekvienai moteriai yra labai malonus. Ar šį vakarą jautiesi žvaigžde? Nepasakyčiau. Kodėl? Iš tikrųjų nesijaučiu kažko labai ypatinga. Man visą laiką patinka teminiai vakarėliai ir šiandien jaučiuosi kaip teminio vakarėlio metu. Tai tas man labai patinka. O kažkokia ypatinga tai yra 12 merginų, kurios daug gražesnės už mane ir daug nuosavesnės ir aš tiesiog esu viena iš jų ir labai džiaugiuosi, kad esu viena iš jų, kad papuošiau šį kalendorių ir tai yra smagu, o kad kažkaip labai ypatingai jaučiuosi, tai negalėčiau pasakyti. Gintarė ne iš tų moterų, kurias galima atkalbinti, jeigu jinai turi kažkokį tikslą, jinai jį siekia ir pasiekia. Jinai turi savo nuomonę. Aišku, mes padiskutavom tais klausimais, išsakom argumentus iš savo pusės kiekvienas ir įvyksta taip, kaip turi įvykti. O ar nepavydu kaip vyrui, kad tavo moters nuotrauka stebės gerėsis tūkstančiai kitų Lietuvos vyrų? Kodėl ne, taigi, jeigu gražu, tai tegul gerėsi. Tai pavydumas gali kilti iš baimės prarasti. Kai vyras savim nepasitikė ir galvoja, kad moteris gali nuvilioti kitas vyras, tai tada jis pavydus tampa. Jis bando tada ją prisirišti prie savęs daiktais arba skubiai susituokti. Jis tokios baimės neturiu, nes mes nežinom iš vis, kas rytoj bus, ne? Rytoj gali ir automobilis pardausti, todėl reikia džiaugtis šią dieną, džiaugiamės savo santykiais, dėl to jokios baimės nėra ir nėra pavydumo. Kažkiek išskirtinumo, kiekvienas mėnuo skiriasi, turi labai savotiškai originalus, labai skirtingos moteris, labai įvairios ir keičiasi tas nebe toks stereotipiškas. Tai nežinau, reikėtų iš tikrųjų pasižiūrėti kalendorių, kad galėčiau įvertinti, o filmas super, vakarėlis taip pat. Pati esi advokatė ir ar nepavydu, kad vakaro žinių kalendoriuje nėra profesijos, kuri yra susijusi su teise, su advokatūra? Galiu pasakyti, geras klausimas. Iš tikrųjų, mano nuomonė, šita profesija nėra seksuali. Dėl to, kad, tarkim, aš savo darbę turiu dėvėti mantiją ir nemanau, kad tai yra seksualu ir vargu bau ir graži moteris gražiai atrodytų su mantija. Aš tai manau, kad tai yra pati geriausia dovana Kalėdų proga. Jo, pirmoji eilėje. Kiekvieną kartą atsivertęs žurnalą, ir šiaip gražus vaizdai, jo, tai vyriška, man atrodo, slapčiausia svajonė, ką ten gali pamatyti, nes ten yra gražiausi kūnai, gražiausios merginos ir šiaip. Ir sužinom tada, kad yra gražus trikotažas irgi, nes dažniausiai tai būna patamsiai. Labai geras dalykas, tobula.
Sėkmybė, manau, mergaitėm gražiom, jaunom ir šviesiom yra ko siekti. O ar teisybė, kad vaikinai į Olele vakarėlius ateina vien dėl gražių merginų, nes bando savo susirasti žmoną? Kodėl ne? Gali tai būti. Teisingai, vieni eina gal į valgyklas ieškoti tobulos virėjos, kažkas eina ieškoti tobulos gražuolės. Aš manau, kad kodėl ne? Jeigu kažkam taip reikia, ne? Ir šį vakarą turbūt. Tai jūs atėjote ieškoti savo gražuolės šalia? Tiesiog mes atėjom pažiūrėti, kokios gražios moterys renkasi į Olele vakarėlius ir pavarvint seilę turbūt, nežinau. Kas metai Vakarų žinių kalendorius turi vis naują temą. Šiais metais tai yra seksualios profesijos. Kaip tu manai, kodėl nebuvo dainininkų profesija? Kad Lietuvoje, aš nežinau, Lietuvoje turbūt dainininkas tai ne profesija. Dainininkas tai daugiau gyvenimo būdas. O tos profesijos, kurios pasirinktos būtent Olele kalendoriui, tai jos yra tikros. Jos yra pakankamai seksualios, kai jas įkūnija moteris. Ir manau, kad pasirinkimas buvo padarytas geras, teisingas. Matei merginas. Ar turi favoritę? Aš vardų iš tikrųjų nežinau, bet žmona kužda policininkę. Turbūt pagal tai, kaip aš apsirengęs, tai stardėsiu. Olele.